Norisi pradėti dėkingumo žodžiu pirmiausia mūsų mielam apaštališkajam nuncijui Peteraič, eminencijai Sigitui Tamkevičiui, arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui. Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos Laisvos visuomenės institutui, valdybos pirmininkui Audriui Globiui, direktoriai Dianai Karvelieniai, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesiniai sąjungai, Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto komandai. Taip pat labai noriu pasveikinti brolius Konstantinopolio patriarchato atvykusius čia į mūsų tarpą. Na ir aišku, mielus prelegentus, kurie sutiko pasidalinti mintimis, įžvalgomis ir vieni kitus padrąsinti. O kai matome dar ir Seimo narius mūsų tarpe, mes sakome, viskas bus gerai, esame jungtinės pajėgos, kurios laisvai šneka tai, ką tiki, esant tiesa ir dėl jos neatsiprašo, nes tiesa, kuri yra pabandyta, iš tikrųjų apmastyta per kelis tūkstančius metų, šiandien atrodo tikrai turi būti priminta, o tai yra artimo meilės darbas vieni kitiems ir mūsų broliams ir seserims, kurie galbūt mažiau susipažinę su ta tikrovė ir reikalingi priminimo, padrąsinimo ir įkvėpimo. Apie tai yra ši mūsų konferencija. Ideologinė kolonizacija tai popiežiaus Pranciškaus vartojama sąvoka apie tai, kad žmonės gali būti apgauti, suvilioti ar net priversti tikėti idėją, netitinkančią objektyvios tiesos. Kad tai yra įmanoma, mums aiškiai parodė fašizmo ir komunizmo ideologijų įsigalėjimas 20-ame amžiuje. Šiandien tai rodo siaubingai liūdnas faktas, kai Rusijos žmonės verčiami tikėti, jog karas Ukrainoje yra teisingas. Nuo savo pontifikato pradžios popiežius Pranciškus įspėja apie ideologinės kolonizacijos grėsmes. Viena iš tokių kolonizacijų yra gender ideologijos, apie kurias jis užsiminė posinodinėme apaštališkame paraginime Amoris Laetitia, sakydamas, jog jos neigia vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei abipusiškumą. Priešais akis regi visuomenę be lytinių skirtumų ir griauna šeimos antropologinį pagrindą. Susitikime su šeimomis Maniloje šventasis tėvas kalbėjo, kaip šeima turime labai aiškiai pasiruošę ir tvirtai pasakyti ne šiems bandymams ideologiškai kolonizuoti šeimą. Kelionėje grįždamas iš Azerbaidžano į Romą, popiežius išreiškė susirūpinimą dėl indoktrinacijos mokyklose. Kaip pavyzdys papasakojo istoriją apie vieną tėvą. Jis paklausė savo 10-mečio sūnaus, kuo norėtum būti užaugęs? Noriu būti mergaitė. Tėvas suprato, kad mokykliniuose vadovėliuose dėstoma lyčių ideologija, o tai prieštarauja tam, kas natūralu, sakė tąkart popiežius. Ideologinę kolonizaciją popiežius Pranciškus dažnai pristato kaip bandymą panaikinti natūralius žmonių skirtumus, o tai baigėsi pasikėsinimu į kūrinyje. Apie ideologinę kolonizaciją popiežius kalba taip pat ir išsivysčiusių šalių interesų primetimo besivystančiom šalims prasme, naudojant ekonominę, socialinę, politinę galią. Šių metų kalboje diplomatinio korpuso nariams, akredituotiems prie Šventojo sosto sakė, vis daugiau lėšų skiriama ideologiniai kolonizacijai, ypač skurdesnėse šalyse primesti, o ekonominės pagalbos teikimas tiesiogiai siejamas su tokių ideologijų priėmimu. Tai apsunkino diskusijas tarptautinėse organizacijose, užkertant kelią vaisingiams mainams ir neretai sukeliant pagundą klausimus spręsti savarankiškai, taigi remiantis galios
santykiais. Čia ideologija suprantama kaip įsitikinimas ar požiūris, kuris pristatomas kaip pažanga ir vystymosi vardu primetamas kitoms šalims, kultūroms ir religijoms. Kalbant apie ideologinę kolonizaciją, svarbu apibrėžti, kokia prasme vartojama savoka ideologija. Egzistuoja daugybė įvairių ideologijos apibrėžimų. Vieni labiau teigiami, kiti neutralūs, treti neigiami. Kadangi kalbama apie ideologinę kolonizaciją, tinka pasitelkti ideologijos apibrėžimą būtent neigiamą jo prasme. Šia prasme ideologija gali būti suprantama kaip tam tikrų išankstinių atsakymų apie tikrovę sistemą, ignoruojančią pačią tikrovę, skirta pateisinti tam tikrai socialiniai ir teisiniai tvarkai. Kai kuri nors ideologija padaroma visuomeniai privaloma, visuomenė privalo vadovautis nebe objektyvia ir protui prieinama tiesa, bet iš anksto pateikiamais atsakymais, kurių negalima kvestionuoti. Pavyzdžiui, Stambulo konvencija vadovaujasi iš ankstinę nuostatą, kad pagrindinė smurto artimoje aplinkoje priežastis yra vyrų ir moterų nelygybė. Čia smurtas suprantamas ne tiek kaip alkoholizmo pasekmė, ne psichologinės traumos ar charakterio ydos, bet nelygybės padarinys. Jei Stambulo konvencija tampa privaloma, tuo pat metu visuomeniai tampa privaloma vadovauti šiais išankstinę nuostatą, o ne realybę. Panašiai ir su gender ideologija. Ši ideologija vadovaujasi išankstinę nuostatą, kad lytis yra socialinis konstruktas. Ji ignoruoja žmogaus biologinę prigimtį bei jos reikšmę žmogaus lytiškumui. Vis labiau įsigalint šiai išankstiniai nuostatai, tarsi žmogaus lytiškumas nebepriklauso nuo biologinės prigimties, darosi vis sunkiau suprasti vyro ir moters lyčių papildomumą, šeimą, kuri pagrįsta vyro ir moters santuoka. Šios ideologijos paveikti tėvai jau šiandien duoda vaikams lyčiai neutralius vardus, nes nenori primesti, kabutėse, jiems išankstinio lyties parinkimo, nes pasak jų, vaiką vadinti berniuku ar mergaite pagal jų biologinę lytį reiškia agresiją vaikų atžvilgiu. Šiame kontekste norisi kalbėti apie laisvę, vadovautis tiesa esant sąlygoms, kai visuomeniai yra primetama tam tikra ideologija. Lietuvoje jau esame patyrę, kad ideologija gali tapti įrankiu, užgniaužti religijos laisvei. Esame patyrę totalitarizmą. Šiluvos deklaracijoje randam teiginį: laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius - sąžinės, religijos ir žodžio laisvę, kuris saugo visuomenę nuo totalitarizmo pagundų. Kaip laisva demokratinė visuomenė apsisaugo nuo totalitarizmo, savo enciklikoje Centesimus Annus yra atskleidęs popiežius Šventasis Jonas Paulius II. Šiemet minime šio šventojo tėvo apsilankimo Lietuvoje ir čia Šilovoje lygiai 30-asias metinės. Jonas Paulius II sako: tenka pridurti, kad totalitarizmas gimsta iš objektyvios tiesos neigimo. Jeigu neegzistuoja transcendentinė tiesa, kuriai paklusdama žmogus įgauna visišką savo tapatybę, tai negalioja ir jokie teisiniai principai, garantuojantis teisingus žmonių santykius. Tai reiškia pavojų pamatiniams žmogaus teisėms, garantuojančioms sąžinės, religijos ir žodžio laisvę. Šiandien vakaruose turime dviejų pasaulėžiūrių sankirtą. Viena jų remiasi kelių tūkstantmečių mąstymo apie žmogaus asmenį ir visuomenės sampratą. Ji atspindi biblinę pasaulėjautą, klasikinę filosofiją ir istorinę patirtį. Kita pastaraisiais dešimtmečiais politinę galią įgavusi
sekuliaristinė ideologija paremta relativistinė filosofija ir tariamos pažangos idėja. Jis siekia dominuoti ne tik valdžios postuose, medijose ar mokslo institucijose, jis stengiasi kolonizuoti žmonių protus. Paskelbę biblinę teologinę pasaulėžiūrą nemokslinę, vadinamieji progresyvistai siekia įstumti bet kokias žmogaus tapatybės ir teisės sąsajas su Dievo autoritetu. Tokią tendenciją popiežius Jonas Paulius II įvardino totalitarizmo grėsme. Jis pabrėžė, dabartinis totalitarizmas atsiranda paneigus transcendentinį žmogaus asmenybės orumą. Juk žmogus yra matomas neregimojo Dievo paveikslas, todėl savo prigimtimi jis yra teisių subjektas ir tų teisių niekas negali pažeisti. Nei individas ar grupė, nei klasė, tauta ar valstybė. Ir toliau priduria, tikroji demokratija yra įmanoma tik teisinėje valstybėje ir besiremianti teisinga žmogaus asmenybės koncepcija. Jos pagrindu gyvuoja religijos laisvė. Ji egzistuoja tik tiek, kiek žmogus yra laisvas nuo savo asmenime ir visuomeninė gyvenime vadovautis per apreiškimą ir religinės bendrijos bažnyčios mokymą pažinta tiesa. Čia reikia priminti, kad bažnyčia nesiekia privilegijų iš valstybės ar valdžios pagalbos bažnyčios mokymą įtvirtinti kaip valstybinę religiją. Tačiau ji prašo, kad valstybės institucijos nustotų tiek formaliai, tiek neformaliai propaguoti sekularizmą kaip neoficialų valstybinį tikėjimą, kuris siekia priboti kitas religinės laikysenas. Iškyla grėsmė, kad sekularizmas remiamas skepticizmo ir ateizmo virs valstybinė religija. Paskelbti, kad vienintelė tiesa, jog nėra jokių tiesų, yra vidinis prieštaravimas. Tiek protas, tiek apreiškimas mums kalba, kad egzistuoja universalūs ir pamatiniai moraliniai gėriai. Be to, šiandien ypač jaunimo tarpe stiprėjantis ekologinis sąmoningumas kalba apie pasaulyje esančią tvarką, kurią turime saugoti. Logika mums sako, kad šis mūsų protu visatoje atsekamas, anksčiau už mus buvęs protingumas turi turėti pagrindą. Dievo idėja neprieštarauja nei protui, nei mokslui. Ji taip pat pagrindžia vertybinį ir moralinį pasirinkimą. Pasak daktaro Samuel Grego, jei politinė valdžia reikalautų, kad kiekvienas politinių diskusijų dalyvis elgtųsi ir diskutuotų taip, tarsi Dievo nebūtų, arba jei Dievas yra, tai lyg šis faktas būtų niekaip nesusijęs su mūsų pasirinkimais ir veiksmais viešojoje erdvėje. Ji privilegijuotų teisinį ir politinį įsipareigojimą moraliniam relativizmui. Popiežius Benediktas XVI tai pavadino relativizmo diktatūra. Ideologinė kolonizacija pasireiškia tuo, kad visuomeniai yra primetami tam tikri išankstiniai atsakymai ir prielaidos, kurie tarnauja ne objektyvios tiesos pažinimui, bet tam tikriems interesams. Galiausiai visuomenė priversta vadovautis išankstinėmis nuostatomis, kurias primeta ideologija kietąja, įstatymų arba minkštąja socialinio spaudimo gale, o nebe savo sąžinę, nustoja tada būti laisva. Vatikano antrojo susirinkimo dokumentas Dignitatis Humanae pabrėžia, jog pasaulietinė valdžia privalo rūpintis, kad teisinė piliečių lygybė, kur yra visuomeninės bendrosios gerovės dalis, niekuomet nei viešai, nei slapta nebūtų pažeidžiama religiniais sumetimais ir kad nebūtų jokios piliečių diskriminacijos. Jei sekuliaristinė ideologija siekia dominuoti kitų pasaulėžiūrų atžvilgių, paskelbdama, kad religija yra nesuderinama su protu ir kad yra tik istorinis paveldas,
Ji pati paneigia religijos laisvės principą, pasiskelbdama vienintelę religiją. Pasak Dignitatis Humanae, krikščionys, kaip ir kiti žmonės, turi pilietinę teisę nekliudomai elgtis pagal savo sąžinę. Evangelijoje pasakojama apie Jėzaus mestą iššūkį, kai fariziejai spęsdami jam pinklės paklausė, ar mums valia mokėti ciesorių mokesčius ar ne. Jėzus jiems taip atsakė, kas ciesoriaus atiduokit ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Šis principas be visa kita kalba ir apie valdžios galių ribojimą. Religijos laisvė, teisė apriboja politinės valdžios galimybės ideologiškai dominuoti, stumiant tik tam tikros pasaulėžiūros postulatus. Kita vertus, tai nereiškia, kad politinė valdžia turi būti abejinga religijai. Bažnyčia primena, kad visuomeninė ir teisinė tvarka, leidžianti vadovautis tiesa apie matomą tikrovę, neturi ignoruoti ar varžyti laisvę vadovautis tiesa apie nematomą, tačiau žmogaus likimui esminę reikšmę turinčią tikrovę. Ji kalba apie objektyvę moralinę tvarką, kaip protu atpažįstamą gėrį, kuris įrašytas mūsų prigimtyje kaip prigimtinis įstatymas. Šią tvarką saugantys valdžios įstatymai įtvirtina žmogaus asmens pamatinės teises, skatina visuomenėje vienybę ir pagelbėja žmonėms laikytis moralinių vertybių. Religijos laisvė neretai suprantama tik kaip laisvė vykdyti liturginės apeigas, tačiau ji apima laisvę aktyviai dalyvauti krašto politinėme gyvenime ir įstatymų leidime. Ji yra laisvė reikšti savo pasaulėžiūrą ir daryti įtaką kultūrai. Tai laisvė vykdyti meilės pareigą visuomeniai. Pasak popiežiaus Benedikto XVI enciklikos Deus Caritas Est, bažnyčios pareiga prisidėti prie proto apvalymo ir moralinių jėgų, be kurių teisingos struktūros bei nei atsiranda, nei gali ilgai veikti sužadinimu. Jei visuomenėje vyrauja moralinis relativizmas ir skepticizmas transcendencijos atžvilgiu, jis stokoja motyvacijos pamatinių moralinių vertybių apsaugai, šeimos vertybėms, bendrojo gėrio įsipareigojimui. Bažnyčia save supranta kaip pagalba žmonėms, šeimoms ir visuomeniai atrasti pagrindimą dvasinių jėgų ir motyvaciją savo pasirinkimais gerbti moralinę tvarką ir pamatinius visuomenės gėrius. Vatikano tarptautinės teologijos komisijos dokumente apie religijos laisvę yra rašoma: krikščionybei problema iškyla tada, kai patys krikščionys verčiami suvokti save kaip neutralios visuomenės kabutėse, kuri iš principo ir iš tikrųjų tokia nėra narius. Šis egzistavimas suvokiamas kaip neutrali nereliginė priklausomybė liberaliai ir politiniai visuomeniai. Kai krikščionys pasyviai sutinka su tokiu savo būties padalinimu į valstybės valdomą išorę ir bažnyčios valdomą vidų, jie iš tiesų jau yra atsisakę sąžinės ir religijos išraiškos laisvės. Vardan visuomenės pluralizmo krikščionys negali pritarti sprendimams, kurie kenkia pamatinių etinių poreikių apsaugai bendrojo gėrio labui. Krikščioniškasis tikėjimas įpareigoja mus bendradarbiauti su valstybe, siekiant apsaugoti religijos laisvės erdvę, neatsisakant deramos įvairovės pasaulietinėje plotmėje. Tai nėra konfesinių vertybių primetimas kitiems, bet budėjimas, kad viešojoje erdvėje neįsigalėtų ideologinis kolonializmas. Jam pasipriešinti reikalinga aktyvi krikščionių pastanga saugoti religijos laisvę kaip pamatinį demokratinės visuomenės gėrį. Todėl viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai: jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus, šiandien mums tampa pilietinio veikimo programa. Tai ne tik pareiga pažinti tiesą, bet ir šio pažinimo dėka padėti visuomeniai, kurioje gyvename, atpažinti ideologijas,
galinčias atimti sąžinės, religijos ir žodžio laisvę. Mes esame brangiai pašaukti tęsti viešpaties išlaisvinimo misiją šiandienos pasaulyje. Drąsos, įkvėpimo ir džiaugsmo tai liudijant be atsiprašymų.